Gerai, tai tada galime pradėti jau ir ruoštis diskusijai. Tai norėčiau pakviesti tuomet, kol Sabina ruošiasi, tuomet gal pradėkime nuo ministro, aplinkos ministro Simono Gentvilo. Prašau, užimkite savo vietą. Taip pat kviečiu Ernestą Jakubonį, Vekospa Lietuvos atstovybės vadovą. Prašau. Kviečiam užimti savo vietas. Taip, sveiki. Ir gerbiamas Martynas Nagevičius, ar jau pasiruošęs, tai kviečiu užimti vietą. Ir sveiki, prašau, kur esit laisvos vietos. Ir vėl pakviesti į sceną sugrįžti Tomą Tamašauską, norėčiau, L-Drive. Ir dar turbūt viena diskusijos dalyvė ruošiasi. Tai netrukus ir prisijungs. Galime apsiprasti visi, jeigu kas norėtumėt prisėsti arčiau, tai tikrai turime daug laisvų vietų priekyje. Jau toj paskutiniai turbūt techniniai dalykai ir galėsim kolega gerai sufleruoja, taip pat, kol dar laukiame techniškai pasiruošiant ir paskutinės pranešėjos, tai primenu, kad galite atsisiųsti mūsų transporto inovacijų forumo programėlę TIF 2024. Tai ten galite ir užsižymėti savo patogias ir įdomias diskusijas, kad vėliau nepamirštumėte apie jas ir galite apie save paskelbti, galite pakviesti į susitikimus jums įdomi žmonės. Mačiau, tikrai jau vyksta daug interakcijų ir naudojimosi. Na ir dar priminsiu, kad tikrai kviečiu likti ir rytoj iki pat galo, nes rytoj po startuolių pitch sesijos laukia ir kokteilių vakaras, ir kurio metu įvyks loterija ir mūsų rėmėjai Vasarė padovanos elektravaromą dviratį. Labai įspūdingai atrodančią transporto priemonę. Visi, kurie liks ir sudalyvaus gyvai rytoj iki pat vakaro, turi šansą pretenduoti laimėti šitą tikrai daug vertą prizą. Ir akivaizdžiai, jeigu jį naudosite, prisidėsite prie klimato kaitos mažinimo tikslų. Tai dėja organizatoriai eliminuoti iš šitos tai visos galimybės paliktos tik svečiam, tai kviečiam tikrai pasilikti iki rytojaus. Kaip mūsų, prašau, Sabina yra Vantana ir Stones Group direktorė, tai jau turime visus. Gerai, aš dar prisėsiu čia. Ne. Tai ačiū už kantrybę. Aš tuomet vis tiek dar norėčiau pristatyti visus diskusijos dalyvius išsamiau. Tai pradėsiu nuo Simono Gentvilo, kuris yra aplinkos ministras. Ir aplinkos ministerija, aš priminsiu, yra atsakinga institucija, kuri valdo klimato kaitos darbotvarkę ir kuri turi stebėti ir ruošti visą veiksmų planą, kaip mums sumažinti šitą šest naudojimą visuose sektoriuose. Čia aš atsiprašau ir pati žargoną mėgstu ir jau daug kartų buvo paminėtas tai šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Tai aplinkos ministerija yra atsakinga už tai, kad mes kaip minimum sumažintumėm 30% 2030-aisiais, lyginant su 2005 metų lygiu, ir kad pasiektumėm klimato neutralumą 2050-aisiais. Ir kaip neseniai teko girdėti, mokslininkai sako, kad nuo 1,5 laipsnio klimato atšilimo padariniai žmonijai jau tampa nebegrįžtami ir nebeatsukami atgal. Ir kaip mokslininkai teigia, dėja, jau esam pasiekę 1,43 laipsnio lygį ir sustoti ties lygiai 1,5 laipsnio mums praktiškai neįmanoma. Taip, kad ministrė turėjo didelę atsakomybę ir tikrai kas valdys ir toliau šį portfelį yra be galo daug atsakomybės ant pečių.
Toliau mes turėsime Sabiną Chokriną, ji yra Valentana ir Stonus Group generalinė direktorė. Tai yra viena didžiausių tarptautinio pervežimo įmonių iš Lietuvos, kurie jau susiduria su poreikiu iš užsakovo įrodyti, kad pervežimai turi būti tvaresni ir žalesni, ir tikrai mums papasakos tą rinkos požiūrį į iškastinio kuro alternatyvas. Taip pat diskusijai turėsime gerbiamą Martyną Nagevičių. Jis yra Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas ir Martynas yra iniciatyvos Mažiau naftos 41% įkūrėjas, veidas, siela ir tikrai tas žmogus, kuris pasirūpino, kad šitas įstatymas būtų priimtas. Taip pat šioje diskusijoje turim ir mūsų asociacijos narį Ernestą Jakubonį, Iveco Baltijos regiono vadovą. Iveco yra transporto priemonių gamintojai, kurie ypač daug investuoja į tvaresnius sunkaus ir komercinio transporto priemonių sprendimų gamybą. Taip, ir turime taip pat Tomą Tamašauską, kurio prezentaciją jau girdėjote, jis yra L-Drive Lithuania vadovas ir jie yra vieni didžiausių elektros įkrovimo stotelių operatorių Lietuvoje. Na ir tai, iš tikrųjų girdėjome pranešimą iš valstybės pusės, kokiomis prognozėmis jie vadovaujasi ir nuo ko atsispiriant rengia tą klimato kaitos valdymo darbotvarkę. Išgirdome skaičius, ar ne, kad 1,5 milijardo jau yra pinigų suplanuota ir paleista, dar 0,5 milijardo yra planuojama paleisti tų priemonių skirtų verslui ir gyventojams, kad prisidėtų prie šitų tikslų mažinimo. Bet taip pat šiandien išgirdome ir labai skirtingas verslo perspektyvas. Neste skaičiai dėl vidaus degimo variklių sunkiajame transporte, girdėjome ir puikia biometano tų galimybių ir apžvalgą ir prognozę, bei tikrai turėjom gerus palyginamus skaičius ir apie elektromobilumą. Na ir mūsų šiandien diskusijos tema vadinasi iškastinio kuro transporte naudojimo mažinimas. Kaip išsaugoti sektoriaus konkurencingumą. Tai čia skamba iš tikrųjų kaip sunki misija, bet būtent apie tai ir norisi padiskutuoti ir norėčiau eiti tiesiai prie verslo. Ir pirmiausiai kreipiuosi į Sabiną. Kaip jūs manote dėl šitų išsakytų prognozių? Ar įmanoma atsisakyti iškastinio kuro per artimiausius 10 metų? Ir jūs tikrai jau esate išbandę ne vienos rūšies alternatyvių kurų varomas transporto priemonės. Tai vat kokias jūs tendencijas išvelgėte ir kaip vertinate, ant ko galima pereiti per artimiausius, ar ne 50 metų ir kas vat jums pasiteisino? Labą dieną visų pirma visiems. Tai Europos komisija patvirtinusi RED II direktyvą ir iškėlusi pakankamai ambicingus tikslus, kad energija iš atsinaujinančių šaltinių turėtų sudaryti 42,5% bendroje dalyje ir 29% transporto sektorėje. Iš tikrųjų iškėlė pakankamai ambicingą tikslą ir tai matom stebėdami 2022 metų statistiką, kai bendras rodiklis yra vos 23%, o transporte 9,6%. Tai matom, kad su įgyvendinimu šiandien dienai kyla nemažai iššūkių ir tai turbūt yra bendra problema tiek sektoriaus prisitaikymo, tiek galimybių sektoriui užtikrinimo. Tai jeigu pradėti nuo tų alternatyvų, kurios galimos, tai jeigu kalbėti apie biodizeliną, kuris yra maišomas su paprastu dizelinu ir įprastinis procentas yra maksimaliai 7. Vokietija turi pasitvirtinus jau reglamentavimą, kad galima iki 10% maišyti, bet vėlgi tai yra didelis iššūkis, nes vėlgi tam turi prisitaikyti technologiją, tam turi prisitaikyti vilkikų gamintojai ir tam turi būti pritaikytas vidaus degimo variklis. Vėlgi net jeigu biodizeliną naudotumėm 100%, aplinkosauginį rodiklį ir CO2 emisijos mažinimas galėtų pasiekti tik tai 60%. Tai
iš tikrųjų, na, turbūt vertinant paprastai matematiškai, visi suprantam, kad tai yra šiandien dienai, na, ta prasme, tos investicijos turbūt jos nėra pakankamai efektyvios arba leidžiančios užtikrinti tuos tikslus. Visai kitą situaciją mes turim su HVO, kuris leidžia užtikrinti 90% CO2 emisijos mažinimą. Ir skirtumas yra tas, kad čia nereikia jokios adaptacijos ir jį galima tiesiog paprastai 100% naudoti, nedarant jokių pokyčių pačioj transporto priemoniai. Bet čia mes susiduriam, kad vis dėlto yra didžiulis trūkumas gamybos žaliavos. Ir mes turim galimybę įsigyti HVO kai kuriuose Europos šalyse, bet dėl brangesnės gamybos, dėl žaliavos trūkumo priklausomai nuo valstybių pačio kuro kaina skiriasi lyginant su įprastu dizeliu, kurį mes esam pripratę naudoti savo sektoriuje, nuo 15 iki 90 kartų kai kuriuose šalyse. Tai iki 90%, atsiprašau, kai kuriuose šalyse. Tai vėlgi mes turbūt visi verslai konkuruojame toj pačioj rinkoj ir turim užtikrinti, kad mūsų paslaugos savikaina leistų siūlyti konkurencingą kainą. Lengviausia turbūt Vlantanai kalbėti apie LBG, LNG vilkikus, kuriuos, kaip ir minėjau, prieš tai buvusiam pranešime mes įsigijom nuo 2019 metų. 2023 metais mes sukūrėm viešai prieinamą infrastruktūrą ir mūsų teritorijoje jau galima užsipilti tokio kuro. Tai dėkojam valstybių už paramą. Iš tikrųjų, tikrai tai buvo didžiulė paskata ryžtis tokiam projektui, nes, būnant pirmiesiams šalyje susidūrėme su daugybė iššūkių, bet visgi matom įsipareigojimą visų pirma savo klientam, kuriem tai yra svarbu, ir tai ateina iš mūsų kompanijos ir grupės vertybių, kad mums taipogi svarbu, kokioje aplinkoje mes kūrėme savo verslą ir kokią planetą mes paliksim ateities kartom. Tai kas liečia LNG, LBG vilkikus, mes matom puikų jų pritaikomumą, nepaisant to, kad pati transporto priemonė yra brangesnė už dizelinio variklio vilkikus, bet naudojantis subsidijom ir parama atsiranda ekonominė logika įsigyti tokias transporto priemonės. Taipogi mes nematome jokių problemų, nesusidurėme su problemom jų pritaikomume realiame versle ir eksploatacijoje, nes infrastruktūra yra pakankamai išvystyta. Šiuo metu Europoje veikia apie 2000 gamyklų gaminančių tokios rūšies kurą, tai mes pilnai galime patenkinti savo poreikius. Ir jeigu kalbėti apie LBG kurą, tai jisai leidžia mažinti emisijas iki 130%. Tai reiškia, kad tai ateina iš to, kad pati žaliava, kuri yra naudojama gamyboje, jinai yra CO2 šaltinis ir gaminant kurą iš tokios žaliavos yra pasiekiami pakankamai efektyvūs rezultatai. Tai visgi stebina labai mažas kol kas paplitimas Europoje, kadangi transporto sektoriuje šitas kuro panaudojimas sudaro tik apie 1,4%. Tai manau, kad tai yra puikia alternatyva įprastam dizeliniam vilkikui. Kas liečia elektrą, mes taipogi, būdami proaktyvus, turėjom testinį projektą ir bandėme eksploatuoti elektrinius vilkikus savo veikloje. Deja, turim pripažinti, kad šitos rūšies transporto priemonės šiandien dienai kol kas nėra tinkamos tarptautiniam pervežimam dėl ypatingai mažo pravažumo, tai yra pilnu įkrovimu vilkikas gali nuvažiuoti apie 300 km. Taipogi yra didžiulis trūkumas greito įkrovimo stočių Europoje ir tik tai 1/8 dalis iš visų įkrovų stočių įrengtų Europoje
turi greitojo įkrovimo funkciją. Tai šiandien dienai mes stebime savo kolegas ir turbūt šitą transporto priemonę galbūt puikiai tinka trumpiem maršrutam, distribucijai, darbui iš uosto į logistikos sandėlius, trumpais atstumais kažkur vakarų Europai. Bet vėlgi čia reikia įsivertinti transporto paslaugos savikainą, nes šiandien dienai technologija dar yra labai brangi. Transporto priemonės yra bemaž 4 kartus brangesnės lyginant su įprastiniu dizeliniu vilkiku ir iš to išplaukia visa eksploatacinė savikaina, kuri yra kartais didesnė. Tai yra labai brangus draudimo kaštai, brangus remontai, techniniai aptarnavimai ir visa kita. Na, kalbėti apie vandenilį šiandien išties yra sudėtinga, kadangi žaliojo vandenilio gamyba yra labai brangus procesas ir atsižvelgiant į gamybos brangumą, kaina rinkoje žalio vandenilio lyginant su dizelinu galėtų skirtis 10 kartų ir daugiau. Taipogi, mes neturim, žinom, kad yra kažkokių projektų, bet jie nėra labai smarkiai komercializuoti šiuo metu. Todėl būtų labai sudėtinga vertinti, bet mes tikim, kad siekiant bendrų dekarbonizacijos tikslų iki 2030 metų, turbūt ta technologija vystysis. Tai va, tai. Rezumuojant, mes investavome į LBG projektą ir šiandien dienai vertinant bendrai tą projektą kaip visumą, mes manome, kad projektas yra sėkmingas ir tikrai numatome tolimesnę LNG, LBG vilkikų plėtrą savo parke. Jau dabar jie sudaro apie 10%, tai tikimės, kad iki 2030 metų tai sudarys bent jau 30% viso mūsų valdomo transporto priemonių parko. Aišku, tie planai gali koreguotis atsižvelgiant į besivystančias technologijas ir tai, ką pasiūlys rinka. Tai dėkui už šitą tikrai įdomią apžvalgą ir dar patikslinamas klausimas, kaip Jūs manot, ar tikrais ar relatyviais procentais kalbant, kokių kapitalo investicijų Jums pareikalaus šitas prisitaikymas prie žaliojo kurso reikalavimų iki 30 metų? Mes bandėm atlikti preliminarius skaičiavimus, vertinant tikėtina 2% metinę infliaciją bei palūkanas. Tai jeigu tokio dydžio įmoniai kaip Stonus Group, kuriai priklauso Vlantana, valdančiai apie 2000 vienetų vilkikų parką, bei numatant realią arba konservatyviai, iš kurios pusės pasižiūrėsi, 10% parko augimą per metus. Jeigu siekti bendro ES iškelto, Europos komisijos užduoto tono ir bendro transportui vidurkio 29%, jeigu plėtrą vykdytumėm šiandien dienai esančiom rinkos sąlygom su LNG, LBG vilkikais, tai pareikalautų papildomai apie 2,8–3 milijonų kapitalo investicijų lyginant su tokia pat parko plėtra dizeliniais vilkikais ir apie 6,7 kartus didesnių investicijų, jeigu tie patys aplinkosauginiai rodikliai, tų pačių aplinkosauginių rodiklių mes bandytumėm pasiekti naudojant elektrinius vilkikus. Egzistuojant aplinkybei, kad turim pilnai išvystytą infrastruktūrą vakarų Europoje ir vilkikų range'as, pravažumas yra padidinamas iki 600 km vienu įkrovimu ir galim visur pasikrauti vilkikus per 2 valandas. Na, tikrai matom, kad žalias kursas kainuos ir kainuos visiems, tai prie šitos temos tikrai ir likim. Ir dabar aš norėčiau Ernestą Iveco atstovybės vadovą pakalbinti. Jūs tikrai matot ir tą Europos mastelį, nes atstovaujat Italijos gamintoją ir jie tikrai dalyvauja ir šnekose su Briuseliu ir daro įvairius skaičiavimus ir prognozes. Kaip vis dėlto gamintojas žiūri Europos komisijos
komisijos iškeltus ambicingus tikslus ir kaip manot, kaip pildysis rinka alternatyviais degalais varomais vilkikais? Kokia maždaug ta procentuotė? Ar jau čia už 5 metų galim tikėtis pusę elektrinių, ar vis dėlto teks palaukti tų 2040-ųjų ir dar ilgiau? Labadiena dar kartą visiems. Labai malonu, kad mes dalyvaujam šitoj diskusijoje ir be galo malonu girdėti ir Sabinos pasisakymą dėl jų investicinio projekto. Tai tikrai didžiulis žingsnis ir manau labai svarbus Lietuvos atžvilgiu. Tai rodo labai stiprų tonusą, kad mūsų transporto įmonės bemaž yra tikrai motyvuotos visapusiškai investuoti ir būti konkurencingi. Vienintelio turbūt ko reikia, tai pagalbos mūsų transportininkam, pagalbos šitam verslo sektoriui, kuris Lietuvoje sudaro tikrai labai nemažą BPV dalį ir manau, tai mums labai turėtų opėti arba tai mums labai būtų svarbu, kaip šitas sektorius konkuruoja Europoje ir kaip mes galime jį greičiau sužalinti. Tai manyčiau tikrai mūsų visų Lietuvos gyventojų ir netgi tikslas išlaikyti šitą sektorių konkurencingą, žalią ir stiprų, koksai jis yra dabar. Mums kaip gamintojai, aš galiu pasakyti, tikrai yra irgi labai kebli padėtis. Europoje tikrai vyrauja visokių tendencijų, maršas į žalėją, į tą Green Dealą vadinamą, į žalėją alternatyvą tikrai bus sunkus, didelis, ilgas kelias. Technologijos dar tik tai atsiranda, kai kurias technologijas mes bandom, kai kurias technologijas rodome ir jeigu mes kalbėsime išskirtinai apie komercinį transportą, išskirtinai apie sunkvežimių tolimųjų pervežimą, mes matome tenais skirtingas alternatyvas dyzeliui, kurios yra gan labai sudėtingos, bet jeigu atsakant į klausimą, kurį jūs, Rugilė, man uždavėt, mes turime tikslą, kurį turime įgyvendinti pagal Europos komisijos nustatytus tikslus, kadangi gamintojai nuo 25 metų papuola po tam tikras skaičiavimo išmetimų CO2 mažinimo taisyklės ir bus jau baudžiami, turiu omeny tikrai labai dideliam baudom, arba yra numatytos jos, nežinau. Tai čia už 2 mėnesių jau. Ne, pats skaičiavimas tai bus produkcija, kurią mes pagaminsime, aš kalbu apie visus gamintojus, produkcija, kurią mes pagaminsime ir kuri registruosis rinkose, čia liečia visus gamintojus, tai vadinasi nuo Liepos 1-25 metų iki Birželio 30-26 metų. Šitie duomenys yra jau dabar automatiškai elektroniniu būdu surenkami per Vecto sistemas ir taip toliau. Ten mes deklaruojame mūsų produkcijos išmetimus ir bus apskaičiuota lyginant su 19 metų rezultatais ir jeigu mes nepasiekiam su įvairiom alternatyvom, nepasiekiame reikiamų 15% CO2 mažinimo rezultato, ten už kiekvieną tonkilogramį bus apmokestinami po 4285 €, jeigu aš dabar taip gerai atsimenu, tai yra tikrai didžiuliai pinigai. Visi gamintojai jau tai mato, bet tendencija kaip gamintojas mes lygiai tą patį parodėm Hanoveryje. Tikrai nežinome, kuri technologija keliaus į priekį. Todėl Hanoveryje šiais metais, rugsėjo mėnesį, mes pristatėme net 5 alternatyvas paprastam dizeliniam vilkikui. Tai reiškia, kad mūsų yra siūlomi produktai elektriniai, mūsų siūlomi produktai yra ir vandenilinio fuel cell, vadinasi, elektra varomi, bet energiją mes vežame vandenilyje. Toliau dujiniai automobiliai, tai ir CNG, ir LNG, tai spaustos ir šaldytos dujos. Lygiai taip pat HVO, vadinasi, biodizelinas. Ir dar viena alternatyva, kuri šiemet įjungia pavarą visi gamintojai, matydami kai kurios iššūkius su infrastruktūra,
infrastruktūrą, su energijos kaina, matydami labai masinių pokyčių reikalaujančių, aš tikrai nesu prieš elektrinę technologiją, man jinai be galo patinka, tik tai baterijos labai sunkios, tai vienintelis turbūt dalykas, kas man nepatinka, jos turi svorį, jos turi mažą pakol kas energijos kiekį galima su savim pasiimti ir tai yra kaštai, ar vienu būdu, ar kitu, ar pervežimo svorio, vadinasi, galutiniam rezultate mažinamas pervežimo svoris ir jau kai kurios šalis įvedinėja tam tikrus numatomus išimtis pervežimo svorio, kitos technologijos reikalauja netgi kitokių ilgių kombinacijos ir taip toliau. Tai ką mes matome, atsakant į klausimą, dar nebaigiau tiesą, variklį pristatėme būtent vandenilį, tai vidaus degimo variklis, kuris naudos vandenilį, tai reiškia, kad šiandien dienai galima netgi naudoti tą patį vidaus degimo variklį, kurį mes eksploatuojame šiandien, sąlyginai, jisai truputėlį turi pokyčių, bet jisai gali naudoti kaip kūro alternatyvą, vadinasi, vandenilį ir be didelių techninių pokyčių jisai gali eksploatuoti daug švaresnį kūrą. Tai todėl, kad mes nežinom, kas iš tikrųjų iš technologijų pradės dominuoti šitame sektorėje, mes matome, kad taip, alternatyvių kūrų ir dizelino naudojimas numatomas kaip ir mūsų gamintojų, ir kitų gamintojų iki praktiškai 40, kai kuriais atvejais 50% turėtų būti siekiamas apie 30 metus, vien tik tai todėl, kad yra reikalavimai. Komercinis transportas, komercinio transporto gamintojai 30 metais turi sumažinti produkcijos CO2 išmetimus iki 43%. Tai mums automatiškai nelieka jau jokios alternatyvos, mes turime taip ir prognozuoti savo produkciją, kaip mes darysime tą minus 43%, mes šiandien dienai todėl ir turime labai daug technologijų, su kuriom bandysime varijuoti ir dėja negamintojas pasako, kas bus perkamiausias, tai vartotojai, Vlantana ir sako, mes eisime šituo keliu, mums yra racionaliausias, kažkas tai pirks elektrinius automobilius, todėl, kad jiems yra patogu naudoti juos mieste. Jie turi savo logiką, sakyčiau, ne? Kažkas tai jau turbūt pradės savintis vandenilį. Tai perspektyvoje mes matome tą 30-40% mažėjimą dizelino jau 30 metais ir vietoj jo atsiranda elektra. Bet čia iš naujai parduodamo ar apskritai rinkoje? Nes lyginant su Nestės skaičiais, ar ne, tai jie sako 30-90% dar praktiškai su vidaus degimu, nes ne visi yra naujai įsigijami. Labai geras pastebėjimas, taip, aš tikrai žiūrėjau į Nestės prezentaciją ir truputėlį permąsčiau iš gamintojo pusės, nes kiekvienas turbūt turi savo tikslą ir kada man reikia skaičiuoti, kadangi aš atstovauju gamintoją, man reikia skaičiuoti, kokiu būdu aš sumažinsiu mūsų produkcijos išmetimus, mes griebiam bet kokią alternatyvą, kurią galime šiandienai panaudoti, nes pasirinkimas yra ribotas. Sabina gerai paminėjo, infrastruktūrą, perkrovimo, daleiskime elektrinių vilkikų, ją reikia tikrai labai vystyti ir tai pareikalaus ir masinių turbūt resursų ir infrastruktūroje, bet taip pat pinigų. Vandenilis dar tik tai užuomazgos ir labai tikime mes ir labai norime tikėti, kad šita technologija keliaus į priekį. Bet tolimoje ateityje žiūrint, 40 metais visi sunkvežimių gamintojai yra pasirašę netgi memorandumą, kad jau 40 metais mes negaminsime nei vieno automobilio, kuris naudos iškastinį kūrą. Tai reiškia, bus alternatyvus kūras, bet tai gali būti vėlgi biometanas, gali būti galbūt biodizelinas ar HVO, ar gali būti dar kažkokia technologija, kurią mes atrasime per sekančius kelis metus. Tai ačiū už tikrai įdomų pasidalinimą ir dabar iš tikrųjų atsisuku į Martyną Nagevičių. Jūs, kaip ir jūs pristačiau, buvote tikrai tas veidas už 41% mažiau naftos.
kartu dirbome ir prisidėjome, kad Seime pagaliau įstatymas būtų priimtas, pakoreguotas, tai šiek tiek skaičius 39% vietoj, turbūt esmės nekeičia, bet ir tikrai čia yra geras žingsnis ir Seimas pagaliau įstatyminių lygmenių tą įtvirtino, bet kaip jūs ir bendraujat vis tiek ir su verslu ir matome ir tas prognozes ir suprantam, kad per vieną naktį elektrifikuosimės, tai bus ilga kelionė, jinai įvyks, bet bus ilga, bet kaip matote tada, kad klostosi tendencijos ir ar mums pavyks pasiekti šitų tikslų? Šiaip turbūt labai trumpai pasakyti, blogai klostosi. Nes kaip tik dabar sėdėdamas, laukdamas šitos eilės, kada leis man išeiti pašnekėti, pažiūrėjau mokesčių inspekcijos duomenys apie parduodamą dizeliną, benziną ir suskisintas dujas. Tai visų laikų rekordas šiemet einam, benzinas plus 10%, dizelinas plus 1%, suskisintos dujos plus 50%. Augimas yra į priekį kaip reikiant naftos degalų. Tai dekarbonizacija dar kol kas neprasidėjo, vyksta tik karbonizacija transporto. Tai į tą pusę, žinai. Tai žiūrint statistiką, tai nuotaikos šiaip savo ir CO2 išmetimai irgi akivaizdžiai proporcingai didėja ir ties CO2 skaitliukas matyti, jisai toliau sukasi ir mūsų baudas, kurias Lietuva turės mokėti pagal pastangų pasidalinimo reglamentą, ten 27 ir 32 metais jis matyti jos potencialiai auga ir čia bus ateinančios vyriausybės galvos skausmas matyti, ką su jom daryti, nes akivaizdu, kad jos jau tikrai bus. Čia mes jau nebeišsisuksim. Tai čia tokios blogos naujienos. Tai žiūrint gerasias naujienas dekarbonizacijai, priimtas įstatymas. Sunkiai jisai buvo priimtas, nes iš pradžio toksai buvo, oponentai buvo dviejų tipų. Vienas tipas, tai yra mūsų visose strategijose, tai kam to reikalingas įstatymas. Nes strategijos yra parašyta, kad sumažinsim ten daug procentų tą šiltnamio dujų išmetimus. Kam tas dar įstatymai rašyti? O kiti dalis kartais jie keisdavosi vietomis, bet kita dalis sakydavo, tai yra neįmanoma. Neįmanoma tai, kad strategijoje įrašyta pasiekti. Bet ten įvairiais argumentais ir 1,5 metų tai užtruko su visokiais skaitikliais prie ministerijų, su pagalba aplinkos ministerijos labai didelė, su tikrai daug palaikančių Seimo narių, su visais jų pagalba pavyko tą įstatymą priimti. Tai dabar toks signalas yra verslui, kad dekarbonizacija vis dėlto politikai žiūri. Kas toliau, iš gerų naujienų, tai yra atsinaujinančių išteklių direktyvos, tas papildymas, tas RED 3 vadinamas persikelia, tai didėja visi įsipareigojimai atsinaujinančių išteklių, reiškia, transporto sektoriui ir tai automatiškai reiškia, kad naftos degalų pardavėjai turės vykdyti kryžminį subsidijavimą, finansuojant elektromobilių krovimo kompanijas ir biometano pardavėjus. Arba kitais žodžiais tariant, jeigu tu važinėjai su dizeliu varomo transporto priemonė, tu subsidijuoji to pačio elektromobilio vairuotoją arba biometano vairuojamo sunkvežimio vairuotoją, kad jisai galėtų pigiau važinėti. Tai tas jisai matyt rudenį bus priimtas ten visą 5, man atrodo, įstatymai, paketas ir visų šitų ir tas persikels ir bus signalas, ten vėlgi daug bus diskusijų. Nes pirminiai projektai yra tokie labai eksponentės formos. Tu prasme, iki tų 29%, reiškia pasiekti ten pagrindinis siekimas numatomas tik tai 29-30 metais. Tas dabar ten vyksta diskusija vyriausybės lygmenį, kad reikia išlyginti tą kreivę, kad reikia dabar jau tą suformuoti. Kas dar iš gerų yra mokestinė politika iškastinio kuro. Ta prasme, čia daug ką Simonas yra padaręs savo iniciatyvą, reiškia, ir jau kitais metais iškiai auga akcizas, atsiranda akcizė naftos degalų CO2 dedamoji, numatomas iš karto augimas 26-27 metais, atsiranda tas atsinaujinančių išteklių dalies, reiškia, įpareigojimai, atsiranda nuo 27 metų ITS 2, tas taršos leidimų priekybos sistema, antras dalies. Ir taip mano prognozė, aš taip kažkada taip socialiniuose tinkluose net parašiau ir užkybo ir kuo toliau to aš matau, kad yra teisinga, kad dizelinas
2030 metais, nevertinus infliacijos, turėtų kainuoti apie 3 eurus už litrą. Net jeigu naftos kainos neaugs pasaulyje. Tiesiog per mokesčius. Viską dedi vieną ant kito, gaunasi 3 eurai litrui, reiškia, dizelis. Tai mano toks signalas, to signalas yra verslui, kuris dabar planuoja, reiškia, įsigijimus, ten daugiau ar mažiau efektyvesnių transporto priemonių, ir svarsto, ar investuoti daugiau į efektyvesnės transporto priemonės, arba, kaip jūs sakėt, investuoti ten papildomai 3 milijonus į CO2 mažinimą, ar neinvestuoti, tai skaičiuokite naftos degalų kainas, alternatyvos augančias kainas, ir tada, matyt, tai paskatins tas investuoti į švarinimą transporto labiau, žinai. Vėlgi, ten natūralu, kad tai nebus taip paprasta, nes yra tas konkurencingumo momentas ir čia netgi tokie labai elementarūs dalykai, kaip užbranginus labai naftos degalų kainą, tiesiog tie mokesčiai nutekės į gretimą šalis ir ten tiesiog pravažiuojantis transportas jisai pilsis ten Lenkijoje iš karto už sienos, nes ten akcizas bus mažesnis. Tai čia vėlgi bus labai svarbu, kaip tas regioninis bendradarbiavimas bus tarp regiono šalių ir kad nebūtų taip, kad, sakykime, vėluojantis piknaudžiauja savo vėlavimu, reiškia, dekarbonizacijai ir reiškia, nusigrėbė mokesčius iš gretimų šalių. Ta prasme, to irgi reikėtų vengti. Ir čia, matyt, nebus taip paprasta daryti. Kas čia dar? Technologijų augimas, aišku, tobulėjimas, visi tie reikalavimai gamintojams CO2 išmetimų kilometrų įmažinimo ateinantis, kurie, matyt, net ir dizelinį automobilį pirksim kiekvienais metais vis jį efektyvesnis. Ir matyt, ir gamintojai pradės kažkokius tai kainos politiką, kad dirbtinai pigins tas švariasias savo transporto priemonių pardavimus ir galbūt dirbtinai brangins, reiškia, tą, sakykime, visureigių arba ten daug teršiančių automobilių, reiškia, kainas, siekdami, kad jų tas krepšelio vidurkis CO2 išmetimų būtų mažesnis. Čia iš blogų naujienų gal dar yra čia tie karas su Kinija ekonominis ir akcizai kiniškiam elektromobiliams. Čia tikrai nėra geras dekarbonizacija, gera naujiena, žinai, nes tai brangina elektromobilius Europoje. Čia reiškia, čia parduodamas ir gamintojams gal tai kai kuriem yra ir gerai, bet dekarbonizacijos procesui tai tikrai nėra gerai. Tai tokios sakykime, įvairios nuotaikos ir viena vertus blogėja viskas, kita vertus daug tokių, matau, yra perspektyvų, kur artimiausiu metu akivaizdžiai matome didelius pokyčius. Dėkui. Tikrai matom, kad negalim veikti izoliuotai ir veikiam kontekste ir kaimininių šalių kontekste ir visos Europos ir net globaliam kontekste. Čia vieni irgi matyt neišrasim kažkokio tai ypatingo priemonių paketo, bet prie jo tikrai pereisim šiek tiek vėliau dar su visais pašnekovais, bet vėl įlindome į valstybės daržą ir aš ministrui noriu užduoti klausimų. Tai gal pasidalintumėt, kas iš tikrųjų mums grėsia, jeigu nepasieksim tų tikslų, kaip esame užsibrėžę ir kaip mus pasirašydami tą ir Paryžiaus klimato kaitos susitarimą ir Europos komisijos iškelto tikslo. Kas mums praktiškai realiai grėsia tiek verslui, tiek gyventojams, tiek biudžetui valstybės? Sveiki ir ačiū už diskusiją. Tai Lietuvoje mes vis dar bijom Briuselio, nors realiai reikia bijoti klimato kaitos. Ir Europa yra vienintelis kontinentas, kuris yra susitaręs dėl aiškių tikslų klimato neutralumo, išleidęs visą įstatymų paketą, direktyvų paketą, sukūręs visą mokestinę sistemą aplink tai, teršėjas moka principų, sukūręs paramos mechanizmus ir sukūręs sankcijų mechanizmus. Tai kai mes kalbam apie tai, kad, ką daro amerikonai su Inflation Reduction Act, arba pasižiūri į Australiją, ką jie turi su klimato neutralumu, tai jie atvažiuoja tiesiog priėmė manifestą ir nieko nėra po tuo. Ką daro tenai Japonai, Kinai ar kiti, iš esmės Europa yra vienintelė pasaulyje, kuri turi labai aišku roadmapą, kaip mes pasieksime klimato neutralumą. Ir dabar yra tie sankcijų mechanizmai integruoti į mūsų teisės aktų sistemą. Ir jie sako, kad valstybės turi vykdyti savo įsipareigojimus.
Ir čia Lietuvoje, šiandien bet vyriausybė ant laiptų fotografavomės paskutiniai nuotraukai, 4 metai praėjo, tai jeigu žiūrėt prieš 4 metus, tai mes buvom vieni kalbėdami apie šitos dalykus. Dabar po 3 metų atsirado -41 iniciatyva, tai jau 300 Lietuvos įmonių yra už tai, kad jiems yra paranki aukšta naftos išteklių kaina, naftos išteklių spaudimas ir vartojimas, nes Lietuvoje susikūrė pakankamai verslų, kurie suklestėtų iš to. Tai čia yra vėjas į dekarbonizacijos būres ir politikams, nes mūsų ekonomikai mes neturim darbo vietų, kurias galėtumėm prarasti dėl dekarbonizacijos. Pas mums yra tik tai sukūrimas. Tai pavyzdžiui, praeitą savaitę vyriausybė patvirtino nacionalinę energetikos ir klimato srities valdymo planą, tai vadinamą Climate Plan. Ir jame parodyta, kad jeigu mes juo sektumėm, tai iki 2030 metų Lietuvos ekonomikai tai duotų į papildomą impulsą 2,4% BVP, jeigu mes to nedarytumėm, jeigu mes liktumėm prie scenarijaus, bazinio scenarijaus. Tai dabar ar čia Briuselio iniciatyva yra, ar čia mūsų iš tikrųjų, tai nacionaliniai ekonomistai iš esmės vertina taip, kad Lietuvai apsimoka eiti klimato neutralumo keliu. Čia yra politikų uždavinys, kad visi jaustųsi komfortiškai. Jaustųsi vežėjai komfortiškai, nes jie gautų paramą dekarbonizuotis. Tai Flantanui aš pats esu buvęs ir pirmą kartą gyvenime sunkvežimį vairavęs pas jūs. Reikia, kad būtų įkrovimo stotelių arba biometano tinklo plėtra, ką mes labai stipriai darėm. Sauliaus prezentacija rodė apie tai. Tai ir visi turi jaustis komfortiškai. Ir kur mes lūžtam su šitais sankcijų ir kitais dalykais dėl to, kad mes kaip politikai ne visur sugebam sektorių komfortiškai pasakyti, kad jūs darykite investicijas į tenai. Vienas iš pavyzdžių yra per maža kuro kaina. Ta prasme, investicijos neapsimoka į dekarbonizacijos produktus. Jeigu Lenkai prieš metus per rinkimus dirbtinai prispaudė Orleną, kad 30 centų ar kiek tenai numestų kuro kainas, tai pas mumis dabar kaina be spaudimo žemesnė negu prieš metus Lenkijos Seimo rinkimus. Tai Lietuvoje yra tiesiog per pigus ir Europoje per pigus kuras ir kad investicijos apsimokėtų į tą dekarbonizaciją, tai turi būti toks pat energetinis karas, kaip mes turėjom su saulės energetika po sudėtingos žiemos, kai taupėm dujas. Tai jeigu į Rugilės klausimą atsakyti, tai ar mums Briuselio bijoti? Ne, mums atvirkščiai reikėtų permesti mąstyseną ant to, kad Lietuvos ekonomikai iš esmės apsimoka dekarbonizacija per skirtingus sektorius. O dėja, bet transportas ir transporto forma, aš turiu pasakyti, tai transportas feilina. Yra vienintelis sektorius, kuriame auga šesdas, vienintelis sektorius, kuris kaip čia pasakyti, nesugalvoja, mes kelių infrastruktūrą nepadengiam kaštais ir nesugalvoja subsidijų mechanizmo iš savo sektoriaus, kaip mes sugrąžinsime į šitą. Nes kitur sektoriuose mes turim apyvartinių taršos leidimų sektorius, atliekų tvarkymo ir kitus mažosios energetikos, tai tenai bus ir yra tas sugalvota. Bet čia, žvelgiant į perspektyvą apie tas sankcijas, labai reikia žiūrėti į 2026 metus, kai prasidės Europoje apyvartinių taršos leidimų prekybos sektoriaus, antrojo sektoriaus plėtra, tai taip vadinamas road and built environment. Ta prasme, tai reiškia, kad kiekvienas kuro tiekėjas turės arba ambergridas, arba degalinės, arba šilumos tinklai įsigyti biržoje CO2 kvotas iš esmės ir įdėti tai į kainą. Ir čia, jeigu Lietuva nebus kaip ekonomika pasiruošusi 26 metais, mes tikėtinai Briuselio biudžetą ties 55 eurų už CO2 toną mokesčių pervedinėsim daugiau pinigų, negu gausime po to paramos mechanizmų. Tai čia vėlgi mes turime treniruoti save kaip ekonomika, kad 26 metais, kai prasidės antrosios prekybos sistemos paleidimas,
transporto, šildymo sektoriuose mes ekonomiką būtumėm paruošę, kad mes mažiau vartotumėm ir tada per kitus fondus atgautumėm į ekonomiką daugiau pinigų. Tai čia yra politikų uždavinys, kad tą padarytumėm. Ir aišku, pakeliui nepamesti konkurencingumo. Tai čia ypač privačios įmonės, nuo Vlantanos iki kitų. Tai iššūkių yra, bet kol nebus naftos kuras arba draudžiamas, arba per pigus, tol, man atrodo, mes čia ilgai galim kalbėti apie inovacijas, bet inovacijos bus neparankios. Kertinis žodis konkurencingumas, ne, tik padvigumpinkim kainą, matysim, kur pilasi kurą vežėjai įmonės ir kiti. Na, suprantam, kad vien per baudimo ir tokio drastiško spaudimo mechanizmą turbūt vien šitų vis tiek negalima eiti. Reikia matyti galvoti apie kompleksinius sprendimus, iš tikrųjų, kaip tada dar didinti patrauklumą tos brangesnės alternatyvos, nes net ir biometano varoma alternatyva yra brangesnė, net HVO yra šiek tiek brangesnė negu tas dizelis. Tai vat ir norėjau iš tikrųjų tokį visą ratą padaryti, dar kol turime laiko pareflektuoti, kokių dar reguliacinių priemonių trūksta iš valstybės, kad mes drąsiau žengtumėm į tą dekarbonizacijos kelią ir verslui dar labiau apsimokėtų ne tik tai, kad spausti per kuro kainą, bet ir galvoti apie lengvatas ir išimtis. Ir mes čia susikoncentravom apie sunkųjį transportą, bet tikrai verta paliesti ir autobusus, ir lengvai transportą. Tai čia norėjau atsisukti į Tomą Tamašauską. Gal irgi, kaip Jūs manot, kokie sisteminiai sprendimai valstybėje galėtų būti sukurti arba veikti geriau, kad žmonėms finansiškai labiau apsimokėtų pirkti tą elektromobilį? Nes elektros kainos Lietuvoje irgi nėra pačios mažiausios. Taip, jos nėra pačios mažiausios ir svyruoja. Gerai, Rugilė paminėjai, kad mes iš karto diskusiją pradėjom nuo sunkių transporto priemonių ir atrodo sprendimo jom, nors neišsprendėme tų lengvų automobilių parko, kas iš esmės turėtų būti lengvesnis sprendimas, bet mes vis dar nepasiekėme tų skaičių, kuriuos buvom nusimatę ir prezentacijoje rodžiau, ar ne, nors mūsų infrastruktūra Lietuvoje yra 50% virš rodiklio, kurį mes turime pasiekti, elektromobilių parkas yra 50% mažesnis, negu buvo skaičius pasiektas. Tai reiškia, kad dabartiniai paskatos būdai, kurie buvo pasiūlyti vyriausybės, ar ne, nebuvo turbūt iki galo efektyvus visą tai gyvendinti. Žinoma, juos tikrai reikia išlaikyti ir toliau. Pagrindiniai dabar, ką mes turime, tai ne paprasta 5000 elektromobilio kaina sumažinimą naujam automobiliui arba 2500 naudotam automobiliui. Tos visos paskatinimo priemonės tikrai yra vertingos, bet ir kolegos minėjo, kad transportas kainuoja, sunkiam transportui 4 kartus brangesnis negu alternatyvos. Lengvuosiuose automobiliuose tas, aišku, procentas yra mažesnis, dabar gal svyruoja 20, 30, 40% gali būti, bet tai vis tiek pakankamai didelis skirtumas, kad žmonės priimtų tą žingsnį ir rinktųsi tą mažiau teršiančią transporto priemonę. Ir kol turime tos tikrai mažus procentus, jeigu Europoje vidurkis naujų elektromobilių parko, žiūrint visame lengvųjų automobilių parke, tai turime vidurkį Europoje apie 3%, Lietuvoje yra 1,5%. Ir ministras minėjo apie Lenkiją, kur irgi kainos yra pamažintos kuro, tai ten jie paskutinį vietą apskritai Europos Sąjungoje yra, ten tik 0,2% yra parko. Tai sprendimai šitie labai daug įtakoja ir faktas, mes galime sakyti apie akcizus, papildomus kūro kainų, papildomas kažkokias barjerus, kurie padidintų kainas ir iškeltų tas eksploatacinės išlaidas, dėl ko žmonės galėtų pasirinkti, bet niekada nereikia pamiršti ir tų kitų sprendimų ir paskatinimų, kad atpigintų irgi eksploataciją. Tai tokie dalykai kaip irgi nemokamas parkingas, kuris iki šiol visą laiką buvo elektromobiliams, yra girdėta kalbų, kad jau galbūt pasiekime tos skaičius, nors ir matėme, kad nepasiekime, bet galėtų būti jau panaikinamas ar ne. Tai čia irgi paprastas dalykas, bet Lietuvoje žmonės tikrai skaičiuoja ir parkas, kad automobilių yra
65% dizelinių, tai 1,1 milijono iš 1,7. Reiškia tikrai, kad žmonės į tą eksploatacinę pusę automobilių labai atsižvelgia, net nekalbant apie verslus, kur yra visa esmė. Tai matome, kad papildomos iniciatyvos ne tik su pradinių pirkimų kainos, bet ir kažkokios eksploatacijos lengvatos, kurios padėtų žmonėms sumažinti tas išlaidas. Aišku, čia dabar didelė irgi vieta ir dar tas pasiekimas technologijos, ar ne, kurios vis dar iškelia elektromobilių kainas vietoj kitų alternatyvų. Tos technologijos, žinoma, juda po truputį, nėra galbūt taip greitai, kaip visi norėtų, bet kartu su technologijų vystymuose ir būtent baterijos kaštų atpiginimu ir kombinacija su iškastinio kuro pabrangimu, ar ne, elektromobiliai šiaip prognozuojama, kad 30 metais turėtų būti jau pigesni eksploatavime, apskritai netgi įskaičiuojant ir visą pirminę pradinę kainą automobilio. Tai yra, žinoma, 30 metai pakankamai toli, reikia didesnių paskatinimų, kad šitos faktorius žmonės pastebėtų anksčiau. Tikrai taip, ir mes nuo asociacijos irgi nuolatos teikiame pasiūlymus, kaip sistemiškai užprogramuoti tą kelią, nes kalbant apie lengvąjį transportą, aš irgi manau asmeniškai Lietuvoje yra tiesiog per pigu vairuoti seną ir labai teršiantį automobilį. Labai tikiuosi, kad atsiras dauguma, kuri palaikys kada nors automobilio tą eksploatacinį mokestį ir pagaliau iš tikrųjų taps šiek tiek brangiau naudotis senų automobilių, bet žinoma, kad alternatyva turbūt ne vien tik elektrinis, alternatyva turi būti gerai ir išvystytas viešasis transportas. Apskritai mes per mažai šnekam, kaip žmonėm nulipti nuo automobilio. Labai buvo gera valstybės kontrolės ataskaita, kad automobilizacijos lygiai šauna, ten milijonų padaugėjo per 10 metų ir iš jų tik 1% dėjo elektrinių. Tai kažkaip irgi ir to vietoje dar neatsiranda drąsių žingsnių, bet gal su tom mažos taršos zonom, ar ne, vat irgi tos lengvatos ir draudimai važiuoti teršiantiems, palikimas išimties viešajam transportui arba tik elektriniam gal irgi galėtų prisidėti. Bet tada vat prie Sabinos, vėl grįžtant apie sunkųjį transportą, noriu paklausti, kokie sisteminiai dalykai galėtų verslui, kaip sakyti, ne tik dideliam ir labai pelningai veikiančiam verslui, bet ir mažiems ir vidutiniams galėtų paskatinti padaryti tas investicijas, jau iš paskutiniųjų susikaupti ir vis dėlto investuoti į mažataršias priemonės. Tai trumpai rezumuojant, turbūt jeigu, kai buvo pradžiai priimta RED II direktyva su ambicingais tikslais, mes keliam klausimą, kas už tai mokės. Tai šiandien dienai, jeigu imti mūsų, kaip Lantanos verslo modelį, kai mes dirbam su pasauliniais gamintojais, su didžiausiom pasauliniai žinomom kompanijom, tai į didžiąją dalį tenderių tu nebegali ateiti, jeigu tu negali pasiūlyti tvarumo ataskaitos ir konkrečių skaičių, o kur tu sutaupysi CO2 emisijas. Tai saugumas, gebėjimas reaguoti laiku, paslaugos kokybė, tai yra svarbu, bet tai nebeatgroja būtinybės galėti ir gebėti pasiūlyti žalesnius transportavimo būdus. Tai turbūt verslas dirba klientui ir be klientui mes paslaugų teikėjai neturėtumėm ką veikti. Tai turbūt yra didžiausia paskata ir motyvas ir skatinantis ieškoti būdų, o kaip mes galim tokią paslaugą pateikti, išlaikant jos konkurencingumą. Jeigu kalbėti apie subsidijas, mes matom, kad yra galybė priemonių ir ES skatina jomis naudotis ir jos yra įgyvendinamos ir Lietuvoje, tačiau pagal panaudojimą pastebime, kad didelio aktyvumo nėra, turbūt yra baimė prisimti didžiulius ilgamečius įsipareigojimus arba dar kažkokios kitos priežastys, kurios kodėl tomis priemonėmis yra pakankamai ribotai naudojamasi.
Bet jeigu kalbėti ne apie baudžiamasias priemonės, ką mes matom, kuo eina vis daugiau Europos valstybių, apie apmokestinimus papildomus įprastiniam dizeliniam transporto priemonėm, tai galėtų būti bendrai pasižiūrėti taip plačiau ir sistemiškai. Mes matom, kad mūsų kaimininės šalis turi apskritai eilę metų reinvesticijos galimybę, ko Lietuvoje niekada nebuvo. Tai jeigu būtų galimybė daryti, tarkim, pelno reinvesticiją, reinvestuojant generuotą pelną į žalesnį transportą, aš manau, kad verslas svarstytų. Taipogi tuos kriterijus dėl žalumo reikėtų kelti ne tik transporto įmonėm. Taip, mes esam tas galutinis teršėjas, bet mūsų paslaugos tiekime dalyvauja labai daug grandžių. Mes turim žalios kortos reguliavimą, kai privaloma civilinės atsakomybės draudimą transporto priemonės valdytojai gali drausti tik tai nacionalinis draudikas. Mes negalime išeiti į Europą ir gauti konkurencingo pasiūlymo. Tai jeigu vertinti flytinės kompanijas, turinčias 1000 ir daugiau vilkikų, konkurencija yra labai ribota. Yra vos kelios kompanijos, kurios gali apdrausti ir mes turim tokį pakankamai, turbūt ne per skambiai pasakytą monopolį čianai, kai kaina diktuoja jau nebe tavo nuostolingumas, o rinka. Menama arba tikra. Tai jeigu būtų vėlgi per tas pačias mokestinės lengvatas arba mokestinės drausminamasias priemonės motyvuojami tie patys draudikai apdrausti daugiau žalesnio parko, tai aš manau taipogi skatintų ir vežėjus svarstyti, įsigyti daugiau tokių transporto priemonių, nes tai mažintų paslaugos savikainą per kitą prizmę. Tai turbūt tokie pagrindiniai, taipogi turbūt mes visi žinom, kad esam finansuojamas verslas. Tai ilgesnį lizingo laikotarpį ir mažesnės palūkanos, bet vėlgi tai turėtų ateiti, turbūt tai turi būti dideli vertinimai ir ekonominiai skaičiavimai, ar valstybei labiau verta mokėti milžiniškas baudas, ar labiau paskatinti per mokestinės lengvatas tam, kad verslas būtų suinteresuotas prisidėti, kad mes kaip šalis tų baudų išvengtumėm, o to pačiu pasiektumėm ir aplinkosauginius rodiklius. Puikus Vokietijos pavyzdys. Vokietija turėjo subsidiją keliam, tai yra taikė nulinį kelių mokesčio tarifą LNG, LBG vilkikam ir tai tikrai labai smarkiai skatino transporto įmonės verslą, tame tarpe ir mus, kreipti savo srautą į tą pusę ir eksploatuoti transporto priemonės tenai. Ir tai yra ne tik apie registraciją toje šalyje, bet ir apie Lietuvoje registruoto parko įdarbinimą tenai ir visų aplinkosauginių rodiklių siekimą būtent tose šalyse. Tikrai čia jau norisi sakyti ne tai, kad it takes two to tango, kad ta prasme ir verslas, ir valstybė turi prisidėti, bet čia orkestravimas, ne tiek finansinis sektorius, tiek verslo tarpusavio santykiai, tiek ir tie reguliavimo mokestiniai dalykai. Ernestai, labai trumpai, tikrai tas asociacijos tarpe esame išgryninę tas mokestinės ir net praktiškai apskaičiavę, ko tiksliai reikia, kokių kelių, kokių išimčių iš kelių ir CO2 dedamosios, kad jau tada finansinis mechanizmas įsivažiuotų. Kaip manot, ar labai trumpai, ar pavyks įgyvendinti ir ar tas įmanoma? Tai pirmiausiai tikrai pavyks. Ir ką reikia padaryti? Jo, tikrai pavyks, bet filosofija yra tokia. Pirmiausiai turi įsivesti mokestinę tvarką. Tie, kurie teršia, tada mes tikrai nekartą su valstybės institucijom diskutavom ir tikrai siūlėm daug alternatyvų ir tikrai tas judėjimas asociacijų duoda tikrai rezultatą, nes nutiesia tiltą tarp industrijos iki politikų, tarp verslo iki politikų ir politikai tikrai šiandienai labai edukuoti ir tikrai girdi mumis ir galvoja, masto, aišku, kadencijų keitimais yra ir taip toliau, bet pagrindinis dalykas, ko reikėtų, tai įvesti vis dėlto mokestinę tvarką. Tie, kurie teršia, jie turi mokėti.
dėja taip yra. Ir daugelis šalių svarsto ir įvesdinėja atitinkamais principais. Toliau būtinai turi būti išimtis tie, kurie neteršia. Tai reiškia, jie atleidžiami ar mokestinė tvarka nuo kelių mokesčių. Mūsų pasiūlymas asociacijos buvo išimtis taikyti elektriniam transportui ir dujiniam transportui. Taikyti CO2 išmetamosios daliai ir lygiai taip pat infrastruktūros apmokestinimo daliai. Tai minimaliai vis vien verslas, jeigu jisai nematys per kilometro kaštą važiuodamas žaliais kilometrais kokių 30 €, tai mes tada nerasime konsensuso, nes verslas skaičiuoja labai elementariai. Deda viską į Excelį ir Excelis viską parodo. Tiesiog sudeda visus savo kaštus, tą vadinamą TCO, Total Cost of Ownership, nuosavybės kainą, sudeda kūrą, atlyginimus, sudeda kiek jisai išleidžia ir jeigu tik tai eilutė raudonuoja pačiam gale, naugau, nėra galimybės tiesiog investuoti, nes ta rizika, jinai reiškia žlugdys kompaniją. Tai toj vietoje tikrai reikia plataus masto priemonių, kurios gali būti taikomos per visapusiškai. Ir Sabina dabar ką tik tai paminėjo, ir iš pelno, ir atleidimas galbūt ir nuo kitų mokesčių, išimtis, kad sugeneruoti vis dėlto paskatą, kad jeigu verslas eina, rizikuoja, galbūt jisai 7 metam eksploatuos tą transporto priemonę, ne? Bet galų gale jisai suras tą žalią eilutę, čia jau jo užduotis yra verslo, kaip ją padaryti. Tikrai įdės visas pastangas, įdės pinigus, bet galų gale jam turi būti eilutė su žaliais rodikliais, ne su raudonais. Tai tokia buvo mūsų komunikacija vyriausybei ir vyriausybė šitos klausimus svarsto ir manau tikrai mes daeisime iki to susitarimo, kur atsiras konsensusas. Verslas sako, valstybė girdi ir atsiranda paskata, kuri leidžia investuoti į tą technologiją. Tai vad, grįžtant iš tikrųjų prie ministro, kaip manot, ar ir naujasis Seimas tuos 2 banginius arba 2 dramblius ar ryšius suvalgyt, tai viena vertus, ar ne, jeigu turbūt norim lengvuosius paskatinti, tai ar esam kaip visuomenė pribrendę įsivesti taršaus automobilio mokestį, o kitas dalykas, ar gali, kaip manot, Seimas ir vyriausybė išgirsti tuo, kad verta surizikuoti to biudžeto, gal nesurinkimu, bet iš tikrųjų pasiūsti skatinamąją žinutę mažataršiam transporto priemonėm verslui, kad imtumėm ir atsinaujintumėm tą parką. Jo, mes ką tik aplinkos ministerijoje parengėm įstatymo projektą, kur biometanui nulinį akcizą taikyti, tai finansų ministerija suderino jį, tai mes netrukus su juo pajudėsime į Seimą, tai aiškus mandatas. E-tolingė kainodara irgi turi būti akivaizdi, čia susisiekimo ministerijos užduotis pagaliau įvesti ir pagaliau padaryti, aišku, diferencijavimą. Bet aš, pavyzdžiui, nesu optimistas dėl sekančio Seimo. Ta prasme, matysim sekmadienį. Ta prasme, kai aš debatuose dalyvauju, tai visi sako minimalus kuro akcizas, taip kaip ir dar leisti susigražinti ir taip toliau, pilni mitų. Tai, ta prasme, Lietuva yra visokia, ne tik tai šita edukuota publika Litexpo salėje. Ir aš nesu optimistas, nes, ta prasme, aš nesu optimistas ir dėl to, kad, ta prasme, matant, kas Europoje tarp aplinkos ministrų išnekama, ta prasme, lūžta Švedijos Norvolt didžiausia baterijų gamintoja, žinai, Kinai ateina su baterijų gamykla į Vengriją, Europos, nežinau kaip italai pas jūs įvekia, bet italai, vokiečiai masiškai prašo ministrų atidėti vidaus degimo variklių uždraudimą. Tai yra tendencijų, kurios sako, ne viskas čia savaime suprantama. Bet aš pasikartosiu Lietuvai. Lietuvai apsimoka. Lietuva importuoja 6,5 milijardo eurų naftos, dujų, anglies ir elektros iš valstybių, kurioms nenorėtų pervesti šiaip savo pinigų. Neįvardinant konkrečių valstybių. Ir šitie pinigai galėtų likti čia, šitoj valstybėje ir būti gaunami vietos verslo.
čia elementari logika ir mums reikia mokestinę sistemą su jūsų asociacijos pagalba perkonstruoti taip, kad šitie pinigai liktų Lietuvoje, o neiškeliautų į valstybės, kurio mes nenorim mokėti pinigų. Bet kad tai būtų savaime suprantama, aš pats pirmais metais kadencijos parašiau automobilių taršos mokestį, atėjau ir nepraėjau. Ir, yra istorija, turbūt parašys, ta prasme, su ko ruošiau ir kas nepritarė po to, bet kalbant apie perspektyvą, bendras principas yra, ar už taršą turi mokėti teršėjas, ar turi mokėti iš bendro biudžeto gyventojai. Tai dabar artėjama prie to varianto, kad 2027 metais Lietuva turės mokėti apie 400 milijonų eurų iš bendro biudžeto. Tai reiškia visi, o ne tie, kurie naudojo taršesnį transportą. Ir man tai atrodo, jau nežiūrint visų kitų dalykų, tai nėra pasvertina, nes čia yra taip neveikia, ta prasme, ekonomika, logika, nes tie, kas naudoja, ta prasme, tie ir turi pagirias pajusti. Tikrai taip ir iš tikrųjų mes irgi sakom, Lietuva turi pasirinkti savo naudingą, Lietuvai naudingą dekarbonizacijos kelią, ne tai, kad kažkokį žengti beatodairišką žingsnį užsismausiu kokią nors labai didelę kainą ar mokesčių, bet iš tikrųjų ir asociacijos plėtros matom, kad tai gali apsimokėti ir kad tas sukuria jau dėja mūsų laikas tikrai priartėjo į pabaigą, bet reikia nepabaigti turbūt tokia pesimistinė gaida, o palinkėti visiems kartu ieškoti to Lietuvai naudingo dekarbonizacijos kelio, kur vis tiek prie to turėsim prieiti. Tai, nežinau, nebent Martynai dar trumpą reagavimą, pastebėjimą turite? Aš tai nebūčiau toks labai pesimistas, kaip aš atsiprašau, kad gal nuskambėjau labai pesimistas. Modelis galvoje yra, bet klausimas, ar užtenka balsų po to Seimo salėje. Jo, nes nieko nedarimas irgi labai daug kainuoja. Dėl to aš esu optimistas, nes ir manau, kad jeigu tu nieko nedarai, tai tiesiog kiti už tave padaro taip, kad tau tikrai nelabiausiai apsimoka. O jeigu tu darai, tada tu galėsi rinktis kažkokį optimalų scenarių. Tai aš manau, kad tą pavyks įtikinti ir ateinančią valdžią, ir kad yra tie būdai, yra tos sprendimai, kur yra žymiai naudingesni ekonomiškai, negu kad tiesiog nieko nedarimas ir laukimas, kas čia ateis iš Briuselio mums dabar. Tai tikrai, ta prasme, aš manau, kad bus gerai ir čia mes jau daug ką paminėjom, tų iniciatyvų ir kartu mes labai daug dirbom, reiškia, apie tos visas iniciatyvas, kurias dekarbonizuoja, apie elektrifikaciją, nelabai daug šiandien pašnekėjom, tikrai ten yra daug galimybių lankstumo, reiškia, kad ta elektra, kuri kraunama, jinai būtų smarkiai pigesnė negu kad elektra, kurią mes naudojame pyragų išsikepti. Ta prasme, tai čia yra tų tikrai tų variantų, kurie netgi tam tikrais atvejais nieko nekainuoja kitiems. Tai aš manau, kad dirbsim ir po metų šito renginį turėsim kažko pasigirti. Turbūt ties to ir galima pabaigti, kad nieko nedarimas gali kainuoti daugiau, o geriau pagalvoti, kaip protingai pasinaudoti šitų dekarbonizacijos keliu. Ir kągi, norėčiau padėkoti visiems diskusijos dalyviams, buvo tikrai įdomu, tikiuosi, kad ir klausytojams. Ir dabar mūsų laukia šiltai išvirta kava. Tai labai ačiū už diskusiją.